labai logiškai išplaukė iš visos mūsų veiklos. Todėl, kad mes paveldėjome, turėjom labai sunkų paveldą. Tai buvo tarybinė pedagogika, kaip jūs ją vadinate, reproduktyvi didaktika, kuri ugdė ne kūrybingumą, o aklą kartojimą, tokį paklusnumą, bukumą iš esmės. Ir jokio kritinio mąstymo nebuvo. Mums reikėjo kurti naują Lietuvą ir mes žinom, kad be švietimo nieko nebus. Tai todėl man atrodo, kad valdyba skiria labai daug dėmesio švietimui ir daug pinigų. Ir didaktikos centras, kuris jau apima, kuris irgi, taip sakant, švietimo kaitą skatina, tai man atrodo, kad jis buvo tiesiog būtinas, jis jau apėmė ne tik tai vidurinę mokyklą, bet taip pat ir aukštąją mokyklą, universitetus, jungė juos ir tokiu būdu galima buvo greičiau eiti į priekį. Taip, kad jūsų uždavinys buvo labai atsakingas, novatoriškas ir mes labai džiaugiamės, kad jūs mums tada labai padėjote. Profesorė buvo prorektorė tuo metu, mes senos kolegės esame, labai senos. Džiaugiuosi tuo labai. Mes jaunos savo dušę, bet senos kolegės. Ir tai buvo didelė pagalba. Aš ypatingai džiaugiausi, kad mes darom kažką su pedagoginiu, kuriame aš dirbo 43 metus. Ir negalėjau jam nieko daug padėti, kadangi buvau pirmininkė šitos atviros Lietuvos fondo. Žinot, yra toks dalykas kaip interesų konfliktas. Tai, bet kada atsirado didaktikos centras, tai tikrai buvo didelė šventė. Ir aš turiu pasakyti, kad aš tikrai didžiuojuosi tuo jūsų veikla ir ką jūs nuveikėte. Virginija, sakytų, prisimeni, kur buvo net gatvė. Tai kokia čia gatvė? O gatvė Labdarių. Gatvė Labdarių? Aš prisimenu, kad iš tikrųjų švietimas Lietuvos ateičiai turėjo ne vieną programą, labai įdomią, ir atėjo laikas suaugusiems vaikams palikti šeimą atviros Lietuvos fondo ir švietimo programos baigėsi. Ir aš atsimenu, kaip buvo svarstoma tarp darbuotojų, net valdyboje, taryboje, aš jau gerai nesimenu, kaip tas vadinasi. Kaip buvo tarp atskirų programų darbuotojų svarstoma, kas toliau, kaip neišvaistyti to sukaupto patyrimo, sukauptų dalykų, tų socialinių partnerių, kaip dabar vadina, arba tų ryšių su mokyklomis. Ir atrodo, kad tikrai labai prasminga ir toliau, ir didaktikas, ir vadybą skatinti, ir prie mokytojų rengimo prisidėti. Ir aš atsimenu, kai mes su Daiva vaikščiom, iš kažkur ėjom Labdarių gatve. O kas tai Labdarių gatvė? Kas tas per taškas buvo? Mes ėjom gatve. Mes ėjom su Daiva gatve ir puikiai atsimenu tą vietą. Ir staiga mums kilo tokia mintis, kad iš tikrųjų tos kritinio mąstymo skaitant, ugdymas skaitant ir rašant, paskui buvo tos vizualinės strategijos, buvo dar tokia programa. Ir aš sakau, visa tai yra modernios šiuolaikiškos didaktikos, negalima jų iššvaistyti, reikia nepamiršti jų, reikia susijungti kažkokį tai darinį ir tą išsaugoti. Jeigu atviros Lietuvos fondas jau negali laikyti, tai reikia padėti kur nors arba kooperuoti su kuo nors, kam tai yra svarbu. Kam tai yra svarbu? Tai yra mokytojų rengimui labai svarbu. Ir tada kilo mintis galvoti apie pedagoginį universitetą ir kartu su juo kažką daryti. Ir atsimenu, kad tuo metu mes sakom, šiuolaikinių didaktikų centras galbūt atrodys patrauklu ne tik fondo valdybai, bet ir pedagoginiam universitetui. Ir tada dar buvo toks švietimo studijų centras fonde, kuris irgi bendradarbiavo ypatingai su edukologijos doktorantais.
O kadangi dalis tų edukologijos doktorantų ir dirbo Daivos programuose, tai tada kilo mintis švietimo studijų centrą ir didaktikų programas būtent sujungti, sueiti į krūvą ir eiti dėrėti su pedagoginiu universitetu, kad mokytojams galbūt būtų tikrai naudinga turėti tokias studijų programas arba pasirenkamosius dalykus. Ir kad mes visą laiką tą misiją jautėm, kad neužtenka mokytojams, kad jie dalyvautų programuose, bet reikia, kad ir mokytojų rengimas, jau mokytojų rengimo stadijoje ateitų tos didaktikos. Ir atsimenu, kaip atėjom į pedagoginį universitetą, ir pedagoginis universitetas taip galvojo ir pasiūlė net ir iškart mus nuvedė į vaizdinių priemonių, ten kur senos kino kameros buvo, aš atsimenu, tą auditoriją parodė, sakė, nebent čia, jeigu čia jau šiuolaikinių dalykų reikia. Ir ten tos, atsimenu, kameros ir ekranai ir kažkokių pertvarų, pertvarėlių, taip šiaip savo atrodė, nelabai šiuolaikiškai vieta padėti šiuolaikiniams didaktikams, bet paskui viskas išsirutuliojo net ir vizualiai tokį gan modernų dalyką. Tai švietimo studijų centro biblioteka tada ten buvo perkelta. Ir taip valdybai nusprendus, padvejojus ir nusprendus pozityviai, mano atminty taip pat pradžia atsirado šiuolaikinių didaktikų centro Labdarių gatvėje einant. Prisiminiau, dabar staiga išlindo iš atminties dar ankstesnė priešistorė negu ten Labdarių gatvė, kur mes kada nors pakabinsim lentelę. Čia gimė mintis steigti šiuolaikinį didaktikų centrą. Yra dar vienas namas. Mano matyt kažkokia geografinė atmintis. Ir tai susiję su Darium Kuoliu, kuris apskritai yra labai smarkiai susijęs su švietimas Lietuvos ateičiai. Aš manyčiau, kad jeigu ne jis, gal ir ta programa nebūtų gimus. Bet jau kai buvo nuojautos, kad švietimas iš Atviros Lietuvos fondo išeis arba turi pakeisti savo tą fizinį pavydalą į kažkokį vieną ar keletą pavydalų, tai buvo tokia mintis ir buvom surašę koncepciją, atsimenu, su Darium, kad reikia steigti didelį atskirą švietimo centrą, Atviros visuomenės švietimo centrą, ar kažkokį mes neatsimenu tam pavadinimą buvom sugalvoję. Ir kur visos programos, kurios buvo švietimo, būtent į tą centrą ir pereitų. Ir Darius tada sugalvojo, ir mes buvom nuėję apsižiūrėti, dabar ten yra Meno fortas, į tas patalpas, ten buvusi Vyturio ar Vyturėlio leidykla, turėjo patalpas tarp Šekspyro viešbučio ir Menų spaustuvės. Ir mes ten apžiūrinėjom tas patalpas, naiviai tikėdamasi, kad galbūt pavyks fondą įtikinti, kad reikėtų ar nupirkti, ar ilgalaikę nuomą susitarti dėl tų patalpų ir steigti didžiulį tokį visuomenės švietimo centrą. Nuo darželio iki universiteto visiems ir netgi su dokumentikos demonstravimo maždaug sale, tada video tik tai pradėtas naudoti plačiau švietime ir turėjom tokią idėją ir jau netgi įsivaizdavom, kur kokioj ten salytėje ar kokiam kabinete kas galėtų vykti. Kiek turi galimybę švietimas Lietuvos ateičiai išlikti kaip vienetas, ta prasme, bet su tokiam apimtim, su tokiam programom ir iš tikrųjų buvo baimės ir gal tu ir teisi. Bet jeigu tai būtų buvę šiek tiek vėliau, kai jau tas europinės lėšos pajudėja, jau gana konkrečiai, tai matyt, gal buvo galima išsaugoti vientisumą tų programų, žinai, netgi sakyčiau, tokį turėti nepriklausomą centrą, žinai, valstybei būtų buvę, kaip didelė pridėtinė. O gal ir ne. Mes niekada šitą nesužinosim, nes iš tikrųjų konkurencija sudaryti valstybei, štai yra didelis klausimas. Ar tai yra gerai, nes konkurencijoje kokybė gimsta, ar tai vis dėlto nėra labai gerai, nes tai silpnina valstybės nusiteikimą daryti tai, kas jai priklauso. Į šitą klausimą turbūt niekada ir neįmanoma bus padaryti, bet chronologiškai sustiprėti tokiom, sakykime, pusiau privačiom, viešosioms įstaigoms, tai metas buvo sudėtingas. Tai aišku, tas užgrūdino ir šiuolaikinį didaktikų centrą, bet aišku, labai buvo ir sunku. Aš manau, kad šiuolaikinį didaktikų centras turėjo paskui daugiau programų, ne tik tai tų, su kuriuom išėjo į tą suaugusių kelią.
gyvenimo, bet, nes, pavyzdžiui, aš labiausiai vertinu antikorupcinės programas Šiuolaikinių didaktikų centro, nes jos buvo tarptautinės, jų leidiniai buvo išleisti į 6 kalbas bene, 8. ar į 8 kalbas. Aš manau, kad tarptautiškai čia yra fondo tarptautiškai pati sėkmingiausia iš viso programa paleista, nes jinai, sakau, į 8 kalbas buvo išversti ir šitie knygos, ir tos programos. Aš pati buvau Kosove su Šiuolaikinių didaktikų centro tam, kur jie vadovavo didžiuliam projektui daugelį šalių, tas buvo jau po fondo. Tai man, pavyzdžiui, atrodo, kad štai yra labai svarbi veikla. Ar ne Pakerys sugalvojo tą kaip tik šiuolaikinių, ar ne moderniųjų didaktikų buvo pirmas variantas, ne? Neatsimenu. Man lyg tai Pakerio žodžiai man skamba, kad geriau būtų šiuolaikinių didaktikų centras. Mes tai pasitarėm su profesorium Pakeriu, kad mums reikia galvoti kartu bendrai apie tai, ko mokyti, kaip mokyti ir kokių tikslų siekti. Ugdymo procese apskritai mokykloje ir rengiant mokytojus. Na, bet ir tokia, man atrodo, buvo pradžia, taip ir susitarėm, taip ir pradėjom dirbti. Tik man visą laiką atrodė tada ir dabar atrodo, kad mes labai menkai jums padėjom. Jūs labai padėjot, žinot, aš prisimenu tą dieną, kai aš sužinojau, kad jūs duodat patalpas. Man tai buvo laiminga diena, todėl, kad juk patalpos yra labai svarbu. Čia yra ir didelė, čia faktiškai pagrindas yra egzistencijai. Ir tai, kad jūs davėt patalpas ir supratot, aš atsimenu puikiai tą dieną, buvau tikrai laiminga. Jūs labai padėjot, jau vien tuom. Taip, bet aš kalbu apie kitą pusę, apie tą kaip tik edukologinę pusę, šitą turinio pusę. Tai čia tikrai galbūt nelabai daug padėjom. Galima buvo padėti daugiau. Bet rutina, tų daug smulkių rūpesčių kartais užgožia svarbesnius darbus, esmingesnius. Bendrai buvo tokia tendencija, bent jau Irena, aš dabar Irena gal patvirtins arba paneigs, bet kiek aš atsimenu, duot žmonėm šansą. Duot žmonėm šansą, duot žmonėm galimybę pabandyti. Čia buvo kova? Tai buvo, tų abejonių buvo, vargu ar išsilaikys, kaip išsilaikys, kuo išsilaikys, ta prasme, kas bus tie finansiniai rėmėjai, ar kokios bus tai paslaugos. Ir abejonių buvo dėl daugelio programų. Buvo, aš atsimenu, kaip buvo atiduodamos, pavyzdžiui, Teisės biblioteka Mažvydo bibliotekai. Buvo klausimas, ar jinai išliks tokia, kokia jinai buvo, savo unikalumu, atvirumu. Ar Tarptautinių santykių instituto gavusi mūsų fondo biblioteka, ar jinai bus atvira visuomeniai? Tokių klausimų buvo ir taip pat su kitais projektais ir su kitom programom. Bet bendrai valdyba galvojo apie tą galimybę duot žmonėm pamėginti. Dabar iniciatyva, žinai, aš taip, jeigu grįžtų mintimis į tuos laikus, fonde dirbo vis dėlto unikalūs žmonės. Unikalūs ta prasme, kad jie tikėjo tuo, ką darė. Tikėjo visą savo esybę, tikėjo tais produktais, tom programom, tais tikslais ir matyti, žinai, iš tokio komforto zonos kiekvienam žmogui yra sunku iššokti, kai yra garantuotas metinis finansavimas. Tu gali susiplanuoti savo veiklas ir dabar šoki į šaltą vandenį ir esi priverstas plaukti. Ir to, sakykime, verslumo įgūdžių nebuvo, bet buvo tikėjimas ir užsidegimas. Ir aš manyčiau, kad vis dėlto buvo gerai, kad nebuvo nuspręsta viršuj. Taip labai centralizuotai, valdyba nenusprendė, va šitos programos eina gyvenimą, kūrėsi savo ateitį, o šitos programos ne. Kiekviena programa arba kiekviena idėja buvo nagrinėjama.
Ir iniciatyva atėjo tikrai iš apačios. Ir dėl to turbūt, kad neatėjo iš apačios, bet praktiškai iš programų vadovų lygmens, jos tapo gyvybingomis. Ir diskusijų apie išsilaikymą, kaip bus, kas bus, tai jų buvo daug. Tai va, tas, sakysim, vienas aspektas žmonių tikėjimas tuo, ką jie daro, iniciatyvumas, užsidėgymas ir toks, ta prasme, iniciatyvos atidavimas žmonėm, kad jie patys užsiaugintų tą idėją. Tada partnerio pasirinkimas. Aišku, turint omeny dirbi, kas mes galvojam apie tas tikslinės grupės ir galvojam, kad pedagoginis universitetas būtų pats tinkamiausias partneris. Buvo tos baimės, ar centras su savo modernybė nepaskęs ir nebus suvalgytas. Dabar padarytume eksperimentą. Aišku, toks eksperimentas niekados neįvyks. Bet jeigu valstybės išlaikomos institucijos, kurios turi tam tikras funkcijas, kurios daro naudingą visuomenės darbą, bet yra finansuojamos valstybėje, bet šiandien gautų tokią žinutę, tvarkoj, valstybė nebegali jūsų funkcijų finansuoti, bet jūs reikalingos ir jūs išmetamos į rinką, organizuoti darbą ir darykitės, kiek iš jų išliktų. O šiandien iš fondo, kaip paleistų programų, paleistų gal visiškai tinkamas žodis, bet kiek jau šiandien gyvena, išsilaiko, išgyveno krizes, išgyveno sunkmečius, susirado kitus finansavimo šaltinius, kokybė, ta prasme, kai kurių tikrai nenukrito, o pakilo. Tinklas partnerių, tinklas paslaugų gavėjų plečiasi, tai aš tiesiog, yra fenomenas, kuris vertas valstybės įvertinimo. Aš tikrai sakau, jeigu palygintume ir išmestume kokias nors institucijos, neišgyventų, jos paprasčiausiai neišgyventų. Tai čia toks fenomenas, kuris iš tikrųjų yra labai, labai gražus. Išliko 90%. Užsidarė tik tas kaitos fondas, Toleikio vadovaudamas, kuris turėjo sutartį su švietimo ministerija, kuri, kai mes nebedavėm, atsisakė visko ir užsidarė. Bet aš norėčiau dar čia pridėti, kad mes labai dėkingi, kovodami už tuos taip vadinamus spin-offus, mes labai dėkingi ponui Sorosui ir vadovybei, kad jie leido mums finansuoti tuos išeinančius, tas išeinančias programas, kurių reikalingumą mes tikrai matėm labai aiškiai 3 metus ir mažėjančiom sumom, tokiu būdu, kad priprastumėt prie savarankiško gyvenimo, kad išeitumėt su kraičiu ir ne su tuščiom rankom. Jūsų balsas turėtų garsiau skambėti Lietuvoje. Mums reikia į truputį išeiti į tokią ne tik profesinę spaudą, bet ir į bendrą spaudą. Kad žinotumėm, kad yra. Ar neatrodo jums taip? Kad tai tada... Taip, viešojo diskurso yra nedaug. Taip. Ir norėčiau labai palinkėti, kad atšventę 15-metį jūsų naują energiją dirbtumėte toliau. Reikia naujų žmonių. Paauglystės amžius. 15 metų paauglystė. Aš neatsitiktinai atsinešiau šitą knygutę. Mokytis tai atrasti. Nilso Magnaro Grensteto, norvegų psichologo ir pedagogo. Ir aš tikrai noriu Jums padėkoti, kad Jūs vedate mus tuo keliu. Mokytis tai atrasti, o ne prisiminti.